Kėdainių Nevėžio futbolininkai pergalę užbaigė Lietuvos futbolo federacijos pirmosios lygos pirmenybių pirmąją dalį. Savame stadione kėdainiškiai po labai atkaklios ir permainingos kovos rezultatu 3-2 įveikė jaunus ir ambicingus Vilniaus Žalgirio trečiosios komandos žaidėjus. Įvarčiais sirgalius pradžiugino Aretas Gėkšna, Rimvydas Lipnevičius ir Artūras Vaitkus. O savo žaidimu taip, momentais esam patenkinti, momentais nusivylę. Neturėjom šiandien dviejų gynėjų iš pagrindo vidurio. Tai gal ir atsiliepė, kad praleidom 3 įvarčius, iš kurių, manau, 2 įvarčiai tikrai po labai grubių gynėjų klaidų. Jūsų jauna, labai energinga komanda. Taip, labai jauna, turbūt šitą lygą jauniausia. Ir kaip sekasi, kaip visas sezonas jums? Aš manau normaliai, mes jau pabiškiai įsibėgėjom, pradėjom labai sunkiai, po to pradėjom rinkti taškus ir su kiekvienu rungtyniu matom, kad žaidėjai jaučiasi užtikrinčiau aikštę. Tikimės, kad šį sezoną apsitrinsim, o kitais metais jau geresnį žaidimą rodysim. Nevėžis, rimtas varžovas? Aišku, rimtas, mums visi varžovai šitą lygą labai rimti. Šiuo metu Nevėžis užima 3 vietą turnyrinėje lentelėje, nusileidžia tik Klaipėdos Granitui ir Kauno Spyriui. Tokios varžybos buvo, kad vienu momentu buvau patikėjęs, kad gal ir lygios būtų gerai, nes antrą kėlinį kažkaip išėjom labai prastai. Pirmą kėlinį ir įmušom ant galo, įvartį, kaip sakoma, į rūbinę. Jau atrodo gerai, vyrams sakau, reikia kovoti, jaunimas užlipo. Kažkokias praradom biškį, tos koncentracijos biškį ir prasileidom įvartį. Ir jeigu jie būtų įmušę dar vieną, būtų labai blogai. Bet padarėm keitimų, kurie pasiteisino. Išėjo Lipnevičius, įmušė įvartį ir taip neblogai sužaidė. Ir, kaip sakant, namų sienos padėjo, išlošėm. Kaip sakant, džiaugiamės tą pergalę iš tikrųjų, tokia iškovota, išvargta. Prieš čempionatą dabar bus pertrauka. Tai pailsėsim, biškį gal ką nors dar pasistiprinsim ir bandysim, jau senai besam išlošę, skaičiavom jau 4 rungtynės turbūt, 2 lygiosios, 2 pralaimėjimai, taip, reikėjo pergalės. Planuojate apie naujus žaidėjus? Ir gynybos rytinės išvažiavus Lepakovas žaidė vidury, kažkaip atsiliepė, dabar žiūriu, 2 rungtynės, 2 įvarčius praleidžiam, 3 praleidžiam, kažkokia skylė atsidarė, buvo anksčiau mes tik per rungtynės 1 įvartį praleisdavom. Ir gynėjai, ir saugo, ir puolėja, taip reikėtų pastiprinti, jeigu eiti ant aukštesnių tikslų. Jau nužiūrėt? Žiūrėsim per tą atvirą langą kažką tai. Šiaip tai konkrečiai nieko neturim, bet tas, kur buvo pernai Brazilas Rafa, liktai norėtų atvažiuoti, tada gal jį dar